Turim patį paprasčiausią, primityviausią variantą, kur daugiau mėgsta rytuose, bet kuris užima labai daug ploto. Tai yra vagos. Šiuo atveju čia nejudančios vagos, tai yra stabilios stacionarios vagos. Čia mes turim patį, kaip mes vadinam, primityviausią būdą. Vat matosi sliekai, kurie daugumoje dirba paviršiuje. Šiuo atveju visa šita vaga užpildyta sliekais. Tai iki pat dugno. O čia jau matosi kliteliumai susijungia sliekai. Čia vyksta dauginimosi procesas ir už savaitėlės bus kokonai, bus nusimesta, bus kokonai ir vyksta kuo puikiausias dauginimasis. Šitos vagos temperatūra, substrato temperatūra yra dabar apie 20, turbūt aš nematau, kažkur mes turim technologijos visus parodymus. Tai yra pats optimaliausia temperatūra jiem veistis ir dirbti. Čia į kvadratinį metrą maždaug yra apie 50-60 tūkstančių sąlyginių veislinių sliekų. Tai yra tame tarpe didieji sliekai, tame tarpe mažiukai sliekiukai ir kokonai. Tikimės iš šitos vienos vagos metų pabaigoje turėti 10 vagų tokių. Turim tokių vagų mes 3. O temperatūra šiandien pagal šiandieninius parodymus 3 dienos yra 20 laipsnių, 20,02 laipsnio. Tai pati optimaliausia temperatūra, kuri reikalinga sliekam veistis. Kaip jau minėjau, lauke yra 5 šalčio. Kai buvo 25 šalčio, mes čia buvom pasiekę temperatūrą iki 18 laipsnių. Tai labai sąlygoja žemos lubos fermos ir sustatyti radiatoriai. Šiaip apsišiltinom, viską padarėm taip, kaip lygtais būtų tam rūpinamės sliekais. O čia norėčiau, kad pamatytume dar tokios mažesnės, čia lygiai ta pati sistema, tik mes turim čia mūsų gal tėvyniniai sliekai, čia turim kitus sliekus jau grinai, gal kaip vadina Kalifornijos Esenė fetida. Šičia maišyti sliekai. Šičia yra apie gal 170 kg sliekų, o visur kitur, kaip minėjau, apie 560 tūkstančių į kvadratinį metrą. 10 cm aukštį. Čia reiškia būtų daugiau. Tai vienas būdas, kad nuimti biohumusą iš tų, reikia nuimti viršutinį sluoksnį. Biohumusas, kaprolitai, susiformuoja viršutiniam sluoksnį. Viršutinį sluoksnį reikia išvalyti iš sliekų. Čia jau perdirbta vaga. Čia dabar vyksta sliekų ištraukimo procesas. Jau vieną partiją ištraukiam, dabar traukiamas kitos partijos. Kaip jie eina iš tos vagos. Kol gerai parodys, paaiškinsiu, šitas biohumusas, jisai bręsta, paskui jisai eina į separavimą. Jie eina į tas dėžes. Uždedam dėžes su maistiniu substratu. Sliekam trūksta maisto, jau perdirbtam biohumuse ir jie eina į naują šviežią maistą. Visas tas ištraukimas gali vykti iki 2 mėnesių. Tai ir yra toks trūkumas tokio varianto. Toliau mes nuėmė biohumusą. Mes susimetam į vieną vietą ir jį separuojam. Čia jau yra separuotas biohumusas. Tai yra aukštos kokybės biohumusas, kur iš tiesų stabili ir tai yra prekinis biohumusas, kurio kokybė jau aukšta. Tai yra išseparuota 3 mm frakcija.
pasakyti apie privalumą tokio separatoriaus. Taip pat ant to sijono, viso, kai jau nespėjom ištraukti visus sliekus, ant to sijono susirenka sliekai. Separuojant, sliekas prilimpa prie vidinės dalies šito sijono. Tai reikia paprasčiausiai su ranka nuimti ir sudėti ar paleisti atgal, ar sudėti jau gal į prekybą paleisti, į žvejybą ir taip toliau. Tai yra labai lengva atrinkti sliekus. Šitas biohumusas jau iš tiesų geros aukštos kokybės. Pats mėšlas, kurį rodėm lauke, čia yra tas pats, tie patys lapai, tie patys rapsai, čia yra perdirbtas produktas, kuris bus kaip komponentas žemės mišiniam. Šitą procesą mes darom iš visų sistemų 4. Apie vieną pašnekėjom,